Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT. Ir šiandien noriu pakalbėti apie žemės riešutus ir būtent apie jų neigiamą pusę ir paskatinti jūs jų vartoti mažiau arba visai nebevartoti. Truputėlį prieš tai keletas niuansų, faktų pasaulyje, kas vyksta. Tai Amerikoje, pavyzdžiui, alergija riešutam, žemės riešutam tai yra viena greičiausiai ir sparčiausiai augančių alergijų. Ir iš tiesų yra jau labai nemažas kiekis mokyklų užsienyje, kurie netgi uždraudė žemės riešutų užkandžius, patiekalus su žemės riešutais naudoti mokyklose ir pardavinėti. Tai iš tiesų jau vien tai rodo, kad gal žemės riešutai neturėtų būti mūsų mityboje. Šiandien pasidalinsiu dar 3 priežastimis, kodėl būtent turėtumėte vengti žemės riešutų. Tai viena didžiausių problemų ir viena pagrindinių problemų yra, kad ant žemės riešuto auga pelėsis vadinamas aspergillus. Ir tas aspergillus sukelia tokį pelėsinę atlieką, toksišką grybą, vadinamą aflatoksinu. Ir tas aflatoksinas yra pripažintas kaip viena labiausiai skaudžiausių ir didžiausių kancerogeninių medžiagų pasaulyje. Ir visas šis pelėsis, visi šitie toksiniai grybai, jie atsiranda ne iš pačio kaipo žemės riešuto auginimo, bet iš būtent jo sandėliavimo. O mes kaip vartotojai žemės riešutų mes negalime kontroliuoti sandėliavimo, nes visi tuo rūpinasi augintojai, pervežėjai ir pardavėjai, ar ne? Tai iš tiesų, jeigu mes patys augintume žemės riešutus, nebūtų problemos. Bet Lietuvoje dar negirdėjau, kad kažkas augintų žemės riešutus. Tai iš tiesų būtent dėl to sandėliavimo grybų ir medžiagų rekomenduoju žemės riešutų atsisakyti arba jau valgyti žymiai mažiau. Tai čia pirma priežastis ir iš tiesų jinai yra pati svarbiausia, bet kitos 2 priežastys irgi yra svarbios žinoti. Tai antroji priežastis yra, kad riešutuose yra natūraliai randama augalinė medžiaga, vadinama fitorūgštimi. Ir fitorūgštis jį veikia kaip antimaistinė medžiaga ir gali slopinti tokių mineralų įsisavinimą kaip geležis, cinkas, kalcis, manganas ir magnis. Šitos medžiagos mums jos yra labai reikalingos ir vėlgi mes turėtume privengti žemės riešutų tam, kad mūsų tas įsisavinimas visų šitų mineralų būtų geresnis. Dabar trečias dalykas ir paskutinis, tai yra tai, kad žemės riešutuose yra labai daug omega-6 riebalų. Ir omega-6 iš tiesų yra reikalingas mūsų organizmui, bet pagal visus tyrimus, pagal visą situaciją Europoje, pasaulyje, Lietuvoje, yra susidarę žmonėse labai didelis disbalansas, ko ne pas kiekvieną mes turime žymiai per daug omega-6 riebalų, nes juos gauti yra žymiai paprasčiau. Tuo tarpu omega-3 riebalų mes turime žymiai per mažai. Ir kas gaunasi, kad tas disbalansas tarp omega-3 ir omega-6, jie, kaip ir minėjau, abu yra mums reikalingi, bet labai svarbu yra, kad jų santykis būtų subalansuotas. O šiandieninėme pasaulyje nėra balanso. Ir būtent dėl to, kad žemės riešutai neturi omega-3 riebalų, o turi tik omega-6 riebalų. Būtent žemės riešutai yra vienas iš maisto produktų, kuris prisideda prie to disbalanso riebalų rūgščių. Ir tas disbalansas gali sukelti nemažai lėtinių, chroninių ligų, įskaitant ir širdies ligas. Tai mano patarimas. Jeigu mėgstate žemės riešutus, nes jis yra pigesnis variantas, nes jis yra galbūt lengviau prieinamas, tai rinkitės kitus riešutus, kurie irgi nekainuoja tiek brangiai. Žinoma, jie kainuos brangiau negu žemės riešutai, bet dėl savo sveikatos labai rekomenduoju rinktis kito tipo riešutus, pavyzdžiui, migdolus, graikinius riešutus, anakardžius. Ir jie yra žymiai maistingesni. Jie neturi šitų problemų, kuriuos turi žemės riešutai, apie kurias jau kalbėjau. Ir iš jų tikrai išeina labai superinis, ne žemės riešutų, o riešutų sviestas, jeigu esate to mėgėjai. Ačiū Jums labai.